Buvo labai spontaniškas sprendimas. Prieš tai dirbau darbovietėje 13 metų ir paskui sugalvojau vieną dieną, kad man reikia pokyčių ir tiesiog nusinčiau vieną CV ir tai buvo Robolabs. Aš apie Robolabsą sužinojau iš savo draugės. Draugė buvo pirmoji, kuri pradėjo dirbti Robolabse. Maždaug metus laiko iš tikrųjų jinai dirbo čia, aš dar dirbau kitoje įmonėje ir nuolat girdėdavau jos atsiliepimus teigiamus. Jinai dirbo vis daugiau, vis naujos patirties įgydavo, vis pasakodavo, tu ateik čia kaip fainiai, čia viskas automatizuota, čia nėra jokios dokumentacijos. Kai susiklostė gyvenimas taip, kad buvau priversta keisti, tai net neieškojau nieko kito. Ir tiesiog net nekilo jokių kitų minčių, gal kažką kitą išbandyti. Jau buvau taip pozityviai nuteikta ir man norėjosi tą išbandyti, kaip viskas be popierių, kaip buhalteris gali dirbti be popierių, tik tais kompiuteris reikalingas, tai čia wow, pasaka. Jaučiau, kad noriu keisti darbą, žvalgiausi per darbo skelbimus ir užkliuvo man Robolabsas. Tiesiog patraukė akį išskirtinumas lyginant su kitomis apskaitos įmonėmis, kaip yra viskas išvystyta. Mačiau, kad tai labai jaunatviškas kolektyvas su naujomis apskaitos programomis, tai įsijungia tokia baimės kibirkštėlė. Galvojau, ar čia man pavyks, sugebėsiu žengti koja kojon su jų naujojomis. Bet esu pakankamai smalsus žmogus, tad visą tą nerimą nuvėjau į šoną ir štai aš čia. Mano buvusioje darbovietėje buvo žiauriai daug dokumentų. Apskaita be popierių atrodė neįmanomas dalykas ir galvau, kaip taip gali būti. Ir specialiai atėjau pasižiūrėti, kaip taip gali būti. Ir pamačiau, kad tikrai gali būti apskaita be popierių ir žiauriai faina ir man tai labai patinka. Pirmiausiai, man atrodo, Robolabs pasirinko mane, nes jie mane susirado. Manau, tas ir patraukė dėmesį, kai tau parodo kažkokia įmonė dėmesį, tu jau jautiesi įvertintas iš karto. Aš visų pirma pati užaugau kaip buhalterė, nes aš tikrai ateidama čia, aš ir darbo pokalbio metu sakiau, kad taip, aš kelis metus dirbau, bet aš patirties neturėjau tiek jau daug, o šitam darbe nenori tos patirties įgyja, nes įmonių daug, kolegų daug, situacijų labai daug ir tu esi priverstas nuolat domėtis ir ieškoti atsakymų. Tai pirmoje eilėje tai pasikeitė tai, kad aš patobulėjau kaip buhalteris. Kolektyvas, labai smagus kolektyvas, ne tik Klaipėdos, tiek visų miestų. Jaučiuosi gerai, jaučiuosi čia vertinama. Jaučiuosi stipri kaip buhalterė ir faina kaip kolegė. Man gera tarp savo kolegų čia dirbti. Įgijau labai daug žinių. Tai labai akiratis prasiplėtė mano, pasitikėjimas mano savimi, jėgomis savom. Viskas pasikeitė 180 laipsnių, nes atėjau iš vidinės įmonės vedusi apskaitą. Ten buvo tokia nusistovėjusi rutina, viskas aišku, o čia klientų įvairovė neleidžia snuduriuoti, nuobodžiauti ir tiesiog kasdien tobulėjai, vis gilini savo žinias ir kiekviena diena vis naujiena ir tai džiugina. Čia jaučiuosi labai daug išmokus, jaučiuosi labai patobulėjusi. Pasikeičiau tikriausiai ir aš pati kaip asmenybė. Aš pasikeičiau. Kaip mano vyras sako, aš sužibėjau, pradėjus dirbti Robolabse. Aš į darbą einu laiminga, nėra sunku atsikelt, tikrai einu į ofisą švytėdama. Tai mano Robolabs labai padėjo man tą išvystyti, pagilinti savo žinias. Aš dirbu čia metus ir aš išmokau labai daug. Aš tapau vadovę. Juokauju. Iš tikrųjų, tai atėjau į pačias žemiausias pareigas ir per 3 metus tikrai turėjau galimybę kilti karjeros laiptais, nes ne visos darbovietės suteikia tokius šansus. Ir tuo labai džiaugiuosi, kad įvertino, kad pastebėjo ir pasitikėjimas savimi išaugo ir tikrai labai ačiū šitai komandai. Šią įmonę, manau, įskiria labiausiai kolektyvas, struktūra. Ką atėjus radau, kad kiekvienas darbuotojas, tarkim, kaip buhalteris turi savo komandos vadovą, paskui regiono vadovą. Ir visada tu turėsi vietą, į kurią galėsi kreiptis, padės tau. Galbūt banalu ir pasikartosiu, tačiau manau pati atmosfera
komanda, visi darbuotojai. Žinau, tai yra labai banalus posakis, kad mes kolektyve kaip šeima ir dažniausiai sako, į tokias įmonės žiūrėt, šiek tiek kreivai, nes taip nėra. Tačiau Robolabse iš tiesų aš jaučiuosi kaip dideliai šeimoj. Man pirmiausia žmonės. Visą laiką yra kolektyvas. Žiauriai fainas, žiauriai geras, man labai patinka, mes labai gerai sudarėm, daug linksminamės, aišku, daug ir dirbam, labai gera atmosfera, žmonės, politika įmonės, vadovų požiūris į mus kaip į darbuotojus, žiauriai fainai man. Požiūris į darbuotoją. Mūsų čia yra klausomasi, visada žinai, kad tu gali pasikalbėti su bet kuriuo vadovu, niekada čia nejaučiu įtampos. Mūsų darbas yra sudėtingas, tai kažkokie terminai, tai klientai, bet kas liečia mikroklimatą, mūsų kolegas, vadovus, tai visą laiką jaučiuosi jaukiai, nejaučiu streso įdama į darbą, mūsų atsižvelgiama ir mes esam lepinami. Man tas labai patinka, tokie smulkus dalykai man labai patinka, visada yra darbė skanios kavos, visokių saldumynų, aš galiu patogiai apsirengti darbę, galiu, basom vaikščioti darbę, jeigu aš noriu, galiu dirbti namuose, galiu dirbti ofise, mumis tiesiog lepina. Ir kolektyvas, ir šiaip darbuotojo vertinimas, manau, kad labai daug lemia, kaip aš čia jaučiuosi. Tapus Robolabs komandos dalimi, tu gauni visą puokštę pagalbos. Tai nereiškia, kad tu turi savo žiniomis vien tik pasikliauti. Yra įvairios skaidrės, pagalbos puslapis, vaizdo medžiaga ir tik tai nuo tavo norų ir žingeidumo priklauso, per kurį laiką tu išmoksi dirbti su šia platforma ir galėsi dirbti savarankiškai. Bet tai nereiškia, kad tu lieki vienas įdarbintas. Tu visada turi komandos vadovo priežiūrą ir pagalbą, papasakoja nuo ko pradėti, kaip pasinaudoti visais funkcionalumais programos ir taip žingsniuoji kasdien visi į tobulėjimą. Dirbtinis intelektas yra didžiulis pagalbininkas mūsų srityje, suteikia mums galimybės daugiau pasidirbti per daug trumpesnį laiką, yra labai daug patikrinimų ir taip pat, ką patarčiau, tai neišsigąsti, nes manau, atėjus naujiems žmonėms, pradžia Robolabse yra tikrai gąsdinanti, kadangi sistema yra kažkas visiškai kitokio, su kuo tu nesi niekad susidūręs prieš tai, bet kai tu ją įvaldai, aš neįsivaizduoju darbo su jokia kita sistema dabar, taip kad pasiliksim čia. Aš labai puikiai atsimenu tą savo pradžią, kai atėjau čia dirbti ir man viskas buvo labai baisu ir viena kolegė man labai gerai pasakė, kad duok savo 3 mėnesius ir tada nuspręsi, ar tau čia tinka ar ne. Tai aš kažkaip jos tų žodžių vedimą ir išlaikiau tuos 3 mėnesius ir po 3 mėnesių supratau, kad tai yra visiškai mano vieta, kas man labai patinka. Jeigu savo darbo dieną įsivaizduoji su nusistovėjusia rutina ir griežtą dienotvarkę, tai geriau net nesiųsk CV į Robolabs. O jeigu tave domina naujovės, nori tobulėti profesinė prasme, maksimalaus tobulėjimo ir žavi visos naujos technologijos, pačios naujausios, tai pirmin. Labai faina, nes nėra tų popierių, kuriuose nieko nerandi, viskas vietoje, aiškiai. Aišku, labai pradžioje yra baisu, nes informacijos kiekis yra nenormalus, programą reikia išmokti taip pat, bet kai viską tą pereini, yra žiauriai faina dirbti paprasta ir gera. Kodėl verta? Tai o kas nenori būti lepinamas? Aš ką tik pasakė, mes esame lepinami. Ir šiaip galimybės užsidirbti, dirbti patogiu savo grafiku. Iš principo yra galimybė ir derinti ir darbą namuose, darbą ofise. Patogumas tai, kad tau užtenka turėti tik kompiuterį ir internetą. Dauguma buhalterinių įmonių to neturi. Esi prisektas prie tos popierių krūvos ir tu jos neturėdamas nieko nepasidarysi. O čia yra lankstumas maksimalus. Be proto yra patogu dirbti jaukiam ofise, kuris nėra apkrautas spalvotais segtuvais su visokiais užrašais. Tu gali geriau gėlę ten pastatyti ar kažkokį paveikslą.